Kolegos, mes šiandien sprendžiam ne tik tai Petro Gražulio likimą. Mes šiandien atsakysime klausimą, kodėl mūsų Seimas taip žemai nusmuko Lietuvos piliečių akise. Bet šiandien mes sužinosime absoliučiai aišku atsakymą, kodėl mes tam dugne. Labai dažnai mūsų piliečiai klausia, ar jūs turite sąžinę, o kur jūsų garbės jausmas, ponai? Ir į tą klausimą nelabai eina atsakyti. Aš ne kartą esu jau paskelbęs, kad sėdžiu. Nemiegok ir sekančiam būronui pradėk ruoštis jau dabar. Jungs prie mūsų komandos ir mes tave apmokysime, kaip reikia prekiauti bei duosime geriausius signalus rinkoje. Tai puikus darbas iš namų bei proga padidinti savo šeimos biudžetą. Mūsų rezultatus tu matai kante. CryptoPanda. Linkas komentaruose. Veidmainystės bokšte. Tiek daug veidmainių vienoje vietoje nesumatęs. Nesumatęs tiek daug vienoje vietoje. Kiek čia aš matau Seime. Ir tik nesenai sprendėme, kad tuo pačiu metu, kai čia gaudėm Petrą, paspaudus mygtukus, viena ponia anoje pusėje ne kartą spaudė mygtukus, bet nepastebėjom tarsi. Tokie smulkmenai tie paspaudimai buvo. O Petro paspaudimas buvo tai pati didžiausia pasaulyje, nekalbu apie Lietuvą, jau čia nusikaltimas baisesnio nebuvo. Kiek valandų mes sprendėm Petro likimą, dar nei karto Seime, nei vieno Seimo nario likimas tiek ilgai nebuvo sprendžiamas. Tiek metų čia jis buvo persekiojamas, gaudamas ir pagaliau pagavom. Va dabar jau Petrui bus šakės. Nes kai sprendžiam žmogaus likimą, gerbėmieji kolegos, tai iš tikrųjų pirmiausia padėkim ranką savo ant širdies ir pakalbėkim, nuo savęs pradėkime. O po to paaiškės, kiek laiko mes čia sugaišom ir kiek Lietuvos bėdų ir nelaimių praeina pro šalį, kai mes dabar sprendžiam tą baisų Petro nusikaltimą. Taip kad, kadangi aš dar manau, kad turiu garbės jausmą ir sąžinės pakankamai, aš džiaugiuosi, kad mano frakcija palaiko viens kitą, mes šitam farse nedalyvaujame. Būkit sveiki.